Sveiki, aš esu Jovita Mikštė, profesionali namų organizatorė. Jūs mane labiausiai tikriausiai pažįstate iš socialinių tinklų ir taip pat iš televizijos laidų ar iš mano knygos. Mano socialiniai tinklai vadinasi Organizuoti namai su Jovita Mikštė. Taip pat ir knyga vadinasi Organizuoti namai su Jovita Mikštė. Kas dar nežinot ir negirdėjote apie mane? Sveiki, aš esu Jovita Mikštė, profesionali namų organizatorė, malonu susipažinti. Su prekiniu ženklu Žana bendravome jau senai, todėl labai džiaugiuosi dalyvaudama šioje tinklalaidėje. O apie ką kalbėsim, tikrai nebus sunku atspėti. Šiandien aš jums parodysiu, kaip suorganizuoti ir užpildyti namų erdves. O tam padaryti, į pagalbą pasikviesime Brabantį asortimentą. Keliaujam! Tikriausiai niekas nepaneigs, kad gaminti paprasčiau, kai virtuvė yra suorganizuota ir tvarkinga. Čia į pagalbą ateina indeliai, suktukai, laipteliai, dėžutės ir kai atidarai savo stalčius, tu nori matyti ne maišelį ant maišelio, ne makaronus susivėlusius su grikiais. Tu nori matyti indelius supiltus grikius, ryžius, cukrų, užklijuotas lipdukas, kas kur yra ir tuomet tai yra didžiausia apsauga pirmiausia nuo maistinių kandžių. Antra, jūs sutaupote laiko ieškodamas produkto ir trečias labai svarbus aspektas, kad jūs sutaupote pinigų, nes neprisiperkate nereikalingų birių produktų, nereikalingų sausainių, nereikalingų visokiausių dalykų, kurie ir taip yra matomi jūsų spintelėse. Stalčiuose aš randu nuo lėkščių iki grikių, nuo grikių iki sausainių ir atsidarai ir tiesiog nebežinai, kas yra. Dėl to aš visada rekomenduoju savo klientams, kad kiekvienas daiktas turi turėti savo vietą, ar tai būtų indelis, ar tai būtų dėžutė, ar tai būtų kažkoks kitoks maišelis, bet kiekvienas daiktas jūsų namuose turi turėti vietą. Tos pačios pietų dėžutės gali būti išnaudotas jūsų šaldytuvuose ir jūsų spintelėse, galite sukrauti čionais jūsų vaikų užkandukus, čionais galite pasidėti salotas, kurios liko nuo vakaro vakarienės ir tiesiog tvarkingai sudėti į savo lentynas, stalčius ar šaldytuvą. O kai viską susitvarkom ir susiorganizuojam, šioje virtuvėje norisi pasilikti, gaminti ir leisti daugiau laiko. Dar viena opi tema yra maisto rūšiavimas ir tvarumas. Šią rūšiavimo dėžutę aš naudoju, kai gaminu savo šeimai didesnį patiekalą ar salotas ir pjaustydama savo daržoves atidarau dangtelį ir dedu visas daržoves čia į kompostavimo dėžutę ir tada ši kompostavimo dėžutė išeina į didesnį konteinerį, kuris yra lauke. O dabar aš norėčiau jūsų paklausti, kas kiek laiko keičiat savo kempines? Turbūt atsakymų būtų įvairių. O aš norėčiau atskleisti jums faktą, kad tai daryti reikėtų 1 kartą per savaitę. O įsivaizduojat, kiek mes jų išmetame per visą savo gyvenimą? Būtent šią problemą mums padeda išspręsti Brabantijos šepetėlis su dozatorium. Šis dozatorius ypač tvarus ir patogus. Pasiimam dozatorių, atsisukame, prisipilame ploviklio ir keliais paspaudimais galima plauti tiek prisvilusias keptuves, lėkštes ar kitus indus. O tvarumas yra tame, kad mums nereikės daugiau jokių kempinių, o švarą palaikysime tiesiog išplūdami dozatorių indaplovėje. Na ir dar vienas perliukas, mano pačios atradimas, tai Brabantijos šiukšliadėžė. Aš pastebiu, kad mano klientai ir šiuolaikinė visuomenė pradėjo atsisakyti šiukšliadėžių po kriauklę. Žinot kodėl? Dėl to, kad atsirado filtrai, daug filtrų, dar vieni filtrai ir po kriauklę nebelieka vietos tom šiukšliadėžėm, kurias tiesiog įsidėdavom anksčiau. Tad šiai problemai spręsti gelbėja Brabantė New Icon arba Bow Touch šiukšliadėžės. O visame kame tvarumą paminėjau ne šiaip savo, nes įsigydami Brabantė New Icon šiukšlių dėžę prisidėsite prie vandenynų valymo misijos. Nuo kiekvienos parduotos šiukšlių dėžės Brabantė skiria auką šiai kompanijai paremti. Na ką, pasidalinau savo patarimais virtuvėje, o dabar keliaukime į vonią.
Kaip ir virtuvėje, taip ir vonioje aš mėgstu tvarką ir organizuotumą. Daug kas su manim sutiktų, kad mes užaugome namuose, kuriuose mamos mūsų naudodavo, tarmiškai tariant, mazgotės. Bet aš iš šios mados išaugau ir naudoju šias mikrošluostės, kurios yra tvarios, universalios ir tinka visiems paviršiams. Laikau jas pasidėjus po ranka vonioje ir tai rekomenduoju daryti ir jums, nes tikrai norėsis daugiau ir dulkes pasivalyti, ir pasitvarkyti, ir nekaupti ant krano lašelių. Einam prie vonios karalienės kriauklės, aplink kurią visada įsisuka chaosas. Vėlgi galiu teigti, kad po generalinės tvarkos įsisuka netvarka, buteliukai ir muiliukai, ir vaikai atsineša daiktų, ir visokie kremukai, ir vėl aplink tą kriauklę yra netvarka. Todėl mano patarimas yra atlaisvinti kriauklės vietą vienam, bet praktiškam organizuokliui. Na ką, supažindinau jūs su mano vonios tvarka, o dabar keliaukime į kitą kambarį. Na ką, einame prie pabaigos. Visų namų aš jums nerodysiu, nes esame įsikūrimo procese, bet norėčiau parodyti 2 Brabantijos produktus. Tai yra šita lyginimo lenta, kuri yra labai patogi, žiūrėkit, jinai susideda, va taip va. Ne. Ir galite laikyti spindelės viršuje, šalia kažkur drabužinėje, išsitraukia tada, kai jums reikia kažką išsilyginti. Ir šis skalbinių džiovyklė, kuri yra labai naudinga dalykams, kurių jūs nenorite džiovinti toj automatiniai džiovykliai, nes, žinot, kai išsiplanam rūbus, mes viską dedame į džiovyklę. Bet aš, kai kurių dalykų nemėgstu džiovinti automatiniai džiovyklai, dėl to šita džiovyklė yra man labai pasitarnaujanti. Ką galiu pasakyti? Bravo Brabantijai, kuri gelbsti organizuojant kiekvieną namų kampelį. Na ką, ačiū, kad žiūrėjote. Apsilankėte mano namuose. Tikiuosi, patarimai, kuriais pasidalinau, pagelbės jūsų buityje, o jūs užsukite į Žanos salonus, kuriuose rasite didelį Brabantijos asortimentą. O personalas atsakys į visus jums rūpimus klausimus. Na, o jeigu jūs turite klausimų man, prašau palikite juos po šiuo video. Ate!